susirinkusius. Bet ar mūsų žiūrovai žino, kuom šis X Factorius bus ypatingas? Iš tiesų, puikus klausimas. Šiandien visi čia esantys būsite perkelti į zoologijos sodą. Bet mes ir taip čia kiekvieną dieną kaip zoologijos sode. Na šiaip jau, turėjau omenyje, kad šis X Factorius yra ypatingas, todėl kad jis yra integruotas su animaciniu filmuku Sing. Arba išvertus į lietuvių kalbą Dainuok. Nieko nelaukdami, pradėkime. Į sceną dabar kviesime mūsų gerbiamus teisėjus. Pirmasis čia žengs žmogus, kuris visa širdimi myli Lietuvą ir esu įsitikinus, kad Lietuva myli jį. Kviečiame Marijoną Mikutavičių! Po jo scenoje pamatysime mūsų visų širdyse įsirėžusi kaip amžiną 39 metai Saulių Prusaitį. Po jo kviečiame Saulių nei kiek nenusileidžiantį energingąjį Samą. O dabar paskutinė mūsų teisėja, bet niekuom neprasčiausia, džiazu. Na, kai visi teisėjai jau susirinkę, galime pradėti ir mūsų konkursą, kurio metu dalyviai varžysis dėl progos gauti mūsų didįjį prizą. Per naujus metus galimybę koncertuoti pas mus Druskininkuose aikštėje. Na iš tiesų, amžina šlovė. Pripažinkim, visi mes šią mokyklą kaip vėjai, bet Lietuvoje yra vienintelis didysis vėjas skraidantis aukštai danguje. Į sceną kviečiame Egidijų Dragūną Selą! O dabar užtat klausimas, ar žinot tokia karšta yra čigono meilė? Į sceną kviečiu Radžį! Daug man aš į fondą padėsiu. Per mažai moku, kad tokiam galimybėm nepasinaudočiau. Visai neblogas, mokesčiai bus sumokėti. Klausykit, Radžis čia gal kažką sumaišė? Čia X Factorius, o ne laida Radžis ieško žmonos. Na taip, džiazu mūsų gražuolė. Bet jisai gal visai išprotėjo, ją pamatė ir nieko nelaukęs puolė po kojų. Na, turime dar vieną žymę atlikėją, kuri niekada nemėgsta laukti ilgai. Į sceną dabar kviečiame Džordaną Butkutę!
tu žinotum, kokie tropikuose bičiai. Ambičiai, o kam beždžionės? Nu, bet svarbiausia, kaip jūs mokėti patį geriausią sumedžioti. O Lietuvoje mes turime vieną pačią geriausią medžiotoją. Į sceną noriu pakviesti Katanskytę. Medžioklės pavyzdys geras. Atėjo, padarė. Bet klausyk, mes tuos du taip gerai būtumėm pasidarime, negu reikalo geriausias draugas skirtingas skonis. Bet man tik kilo klausimas, kam jie abu buvo reikalingi? Šiaip realiai, atėjo, aš buvau medieną išsirinks ir viskas gerai. Atėjo, čia, klausyk, čia nenormalu. 2 ant 1, tikra barakūda. Klausykit, net mums pakankamai nemoka, kad mes jūsų klausytume. Mūsų suoprašai išrašyti išeiti. Tavo prašau išeikit. Šitas cirkas turi baigtis. Viskas turi. Aš prasileidęs tuštartumą, studentūra taip kelia kultūrą. Net lietuviškai šnekėti morą aš nedoju. Kultūros iš čia nekėlė. Vaistų tragedija. Kokia dar ateitis, kaip iš šiukšlės apsirengti? Galbūt jūs pakerėjo Radžio karšta meilė? O galbūt norite balsuoti už savo? Kągi moka. Nu jo. O Galbūt norite savo balsą atiduoti iš... OG ir... Klausyk, nevaidink, mačiau, kaip kieme per tvorą šokinėjai, nereikia sausiai sėdėti. Gerai, manau, visi galime sutarti, kad mūsų
čia tik priekabėjimas, kad mūsų X Factor laimėjo mylima ir visų